Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ivei, projektas. Daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 1 Korintiečiams 10:27. Jeigu jūs pasikviečia netikintis žmogus ir jūs norite jį aplankyti, valgykite visą, kas jums padedama, sąžinės labui nieko neklausinėdami. 1 Korintiečiams 10:31. Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo šloviai. 1 Korintiečiams 10:33. Kaip ir aš stengiuosi visiems visko patikti, neieškodama savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. 1 Korintiečiams 11:01. Sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi. 1 Korintiečiams 11:28. Tai ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. 1 Korintiečiams 11:33. Todėl, mano broliai, kai susirenkate valgyti, palaukite vieni kitų. 1 Korintiečiams 12:31. Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų. Ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią. 1 Korintiečiams 14:01. Siekite meilės ir trokškite dvasinių dovanų, ypač kad pranašautumėte. 1 Korintiečiams 14:12. Taigi ir jūs, karštai trokštantis dvasinių dovanų, siekite jų bažnyčios ugdymui, kad gausiai jų turėtumėte. 1 Korintiečiams 14:13. Todėl, kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų aiškinti. 1 Korintiečiams 14:20. Broliai, nebūkite vaikai išmanimų. Verčiau blogybę būkite kūdikiai, bet išmanimų subrendę. 1 Korintiečiams 14:26. Tad kaip bus, broliai? Kai susirenkate, kiekvienas turi giesmę ar pamokymą, ar kalbą, ar apreiškimą, ar aiškinimą. Tegul viskas tarnauja ugdymui. 1 Korintiečiams 14:27. Jei kalba kas kalbomis, te kalba 2, daugiausia 3 paeiliui, o vienas tegul aiškina. 1 Korintiečiams 14:28. Bet jeigu nėra aiškintojo, tegul tas bažnyčioje tyli ir te kalba tik sau ir Dievui. 1 Korintiečiams 14:29.
Ir pranašai te kalba 2 ar 3, o kiti te apsvarsto. 1 Korintiečiams 14:30. Bet jei kitam šalia sėdinčiam kas nors apreiškiama, pirmasis te nutyla. 1 Korintiečiams 14:34. Jūsų moterys bažnyčiose te tyli, nes joms neleidžiama kalbėti, jos turi būti klusnios, kaip sako ir įstatymas. 1 Korintiečiams 14:39. Todėl, broliai, karštai trokškite pranašauti ir nedrauskite kalbėti kalbomis. 1 Korintiečiams 14:40. Tebūnie viskas daroma padoriai ir tvarkingai. 1 Korintiečiams 15:34. Pabuskite teisumui ir nenuodėmiaukite, nes kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai. 1 Korintiečiams 15:58. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausus viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui viešpatyje. 1 Korintiečiams 16:13. Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprus. 1 Korintiečiams 16:14. Viską, ką darote, darykite su meile. 1 Korintiečiams 16:16. Kad jūs taip pat paklustumėte tokiems žmonėms ir visiems, kurie mums padeda ir su mumis dirba. 2 Korintiečiams 1:11. Jums padedant malda už mus, kad daugelis dėl mūsų dėkotų už dovaną, per daugelį suteikta mums. 2 Korintiečiams 2:08. Todėl aš prašau jūs parodyti jam meilę. 2 Korintiečiams 5:20. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. 2 Korintiečiams 6:13. Tad atsimokėkite tuo pačiu kalbu kaip vaikams ir taip pat atsiverkite. 2 Korintiečiams 7:1. Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros, tobulindami šventumą Dievo baimėje. 2 Korintiečiams 8:11. Taigi dabar pabaikite šį darbą, kad jūsų nuovokus troškimas būtų įvykdytas iš to, ką turite. 2 Korintiečiams 10:17. Kas giriasi, tesigiria viešpačiu. 2 Korintiečiams 13:05. Patikrinkite patį save, ar esate tikėjime. Ištirkite save. Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini. Galatams 5:13. Jūs, broliai, esate pašaukti laisviai. Tik tai ten nebūna ši laisvė proga kūnui, bet meilę tarnaukite vieni kitiems. Galatams 5:14. Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje – mylėk savo artimą kaip save patį. Galatams 5:15. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Galatams 5:16. Sakau, gyvenkite dvasią ir jūs nevykdysite kūno geismų. Galatams 6:01.
Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. Galatams 6:02. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Galatams 6:04. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą ir tada galės girtis pats savo, o ne kitam. Galatams 6:05. Nes kiekvienas neš savo naštą. Galatams 6:06. Kas mokoma žodžio, tegul dalyjasi visais gerais dalykais su mokytoju. Efeziečiams 4:01. Taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Efeziečiams 4:02. Nes kiekvienas neš savo naštą. Efeziečiams 4:03. Siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Efeziečiams 4:15. Bet kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į jį, kuris yra galva Kristus. Efeziečiams 4:23. Atsinaujinti savo proto dvasioje. Efeziečiams 4:24. Ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Efeziečiams 4:25. Tad atmetę melą kiekvienas te kalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. Efeziečiams 4:27. Ir neduokite vietos velniui. Efeziečiams 4:28. Efeziečiams 4:28.